visiems, labai smagu pasimatyti po šiokios tokios pertraukos. Turime vasaros tokią pertraukėlę taurės sezone, tai puikiai proga mūsų valdybai susitikti ir pasižiūrėti, kaip mes gyvenam ir ką mes turėtume padaryti ruošintis kitų metų sezonai. Darbų kaip visą laiką yra nemažai. Tai mūsų yra 6, tai kvorumo turime, Arūnas sakė vėluos, o Raimundo kol kas žinių nėra. Laurina taip pat, tai Arūnas turėtų prisijungti eigoje. Pradėsim turbūt kaip visą laiką nuo darbotvarkės, jinai tokia ir kaip ir nemaža, bet manau, tikiuosi, kad iki futbolą spėti, tai pasistengim viską konkrečiai kalbėti. Tai siūlomas darbotvarkė tokia, kad pradėsime nuo šių metų taurės sezono apžvalgos įvykusių etapų ir tuo pačiu pakalbėti ir galimybę keisti kažką 25 metams. Tuomet, jeigu jau Rūnas bus prisijungęs, Lietuvos čempionato naujienas apkalbėsim, ar naujas parkas yra ruošiamas, ar nėra problemų, ar reikia kažkokios pagalbos. Tuomet mažųjų parkų taurės apžvalga, čia turbūt labai trumpai, tiesiog, kad paviešinsim, kad tikrai vyksta. 25 metų planai ir paraiškos, na tai čia tuo pačiu klausimu ir prie pirmojo, ir pažiūrėsim, ar mes jau paraiškas gal jau esam pasiruošę pradėti priimti, kaip ir praeitą kartą esam kalbėję, ir tada dar pabaigai, ar turim kažkokių naujienų dėl rinktinės, kuri važiuos šių metų pabaigoje į Australiją. Tai ir galim pritarti tokiai darbotvarkiai, daug pasakiau, bet darbotvarkė trumpesnė negu aš čia kalbėjau. Turbūt, kad galim. Tai va, tai kaip ir minėjau, taurės sezonas jau eina link pabaigos ir natūraliai tokia vasaros pertrauka, liko tik tais 2 etapai rudeniniai, rugsėjo 14-15 Pušynas ir spalio 5-6 Šveicarijos ruduo paskutinis etapas sezono. Tai turėjom tokį įdomią pradžią, 5 etapus, labai visi skirtingi ir pagal užimtumą, ir pagal mėgėjų įsitraukimą, ta prasme, kad mes po pirmo etapo šiek tiek padarėm pakeitimų. Tai gal galim apie tai pasikalbėti. Ir kadangi paskutinis etapas ką tik buvo Rietave, tai ir turime Donatą, tai gal ir Donatai, tu gali gal pradėti, tiesiog, kad būtų lengviausia nuo tavęs, kad kaip praėjo jūsų etapas ir tiesiog ar pakankamai žaidėjų buvo ir bendrai kaip mėgėjai jautėsi pas jūs ir taip toliau. Tai sveiki visi. Etapas, mano nuomonė, praėjo visai sklandžiai, visai gerai. Tiek. Aišku, tų žaidėjų galėjo būti daugiau, bet visi bijo pas mūsų to vandens, kur visi daug dėjoja, bet rezime tikrai nedaug įmeta. O ką pasakyti, etapai geri, mėgėjai visai gerai pasirodė. Atsiliepimų kažkokių ten labai blogų, kiek mačiau, nelabai buvo ten, tik dėl tipadų, kad ten biški tie pakelti mūsų per trumpi. O šiaip kaip iš organizacijos pusės, mano, tai viskas labai sklandu. Daugiau kažkokių aš nelabai kažką galėčiau pridurti, o dar žaidėjas gal jis pakomentuotų labiau. Ten žaidėjų apklausą kažkas pildo, ne? Šiek tiek yra, turite atsiliepimo. Taip, Skirmantas. Ypač ten, kodėl neatvažiavo ar panašiai, čia tie, aišku, patys svarbiausia klausimai. Ta paraiška dar, kaip prašėm, dar šią savaitę iki savaitgalio galima užpildyti, kas neužpildė, dar penktadienį galite užpildyti. Tai ten dėl ko net nedalyvavo, tai kiti asmeninis priežastis buvo, o kitos priežastis, kad toli važiuoti. Bet mum irgi molėtus toli važiuoti, bet nuvažiuoja, jeigu nori žaisti, tai vis tiek važiuoja. Tai va. Ar kitais metais irgi bandysit panašių metų daryti? Dar dėl kitų metų nešnekėjom, nieko nesitarėm. Šiemet tai labai sudėtingai buvo su žuvies pjovimu, visą savaitę parke prasidavėm tikrai, atsidavėm parke įskirtinai, laiko praleidom, atostogas gali pasiimti vien tik dėl parko. Tai praktiškai reikėtų turbūt galvoti apie tokią lengvesnę versiją laiko, kad nereikėtų tiek daug atiduoti žolės pjovimui.
Nu, jo, aišku, ten pas mumis parkas prižiūri, pjauna, bet aišku, technika lūžta, patys su trimeriais, nu, bet padarėm, kiek galėjom, aišku, visi patenkinti, kiek supratom, liko dėl parko priežiūros, tai superinis, tipo visi rašė. Ok, ačiū Donatai už atsiliepimus. Kitų etapų organizatoriai ar nori kažką pridėti, nes kaip tik, žiūriu aš dabar į Skirmanto tą padarytą tokį labai trumpą statistinę apžvalgą apie tai, kad kiek buvo taurėjai mėgėjų skaičius tiesiog paprastas ir matosi, kad didelis skrydis žemyn Molėtai ir Rietavas, o Jonava, kiek atsimenam, buvo tas eksperimentinis toks etapas ir ten jau buvo visiškai pilnai. Paskui jau, kur vyko Domeikava ir Pučkoriai, tai buvo 65 ir 51, o jau Molėtos ir Rietave po 25-26 žaidėjus, čia mėgėjų turiminį. Tai taip, statistika labai įdomi ir nežinau, ar jūs turite, kaip mes dabar kolegos, čia nežinau, ar Skirmantai dar apie savo etapą kažką norėsi Pučkorių pasakyti, apie atsiliepimus, nors čia galėsim turbūt vis tiek po sezono ir viską aptarti. Bet tiesiog arba iš karto perinam prie minčių, kaip čia dabar mums sekasi su tais mėgėjais ir kokios galėtų būti pamokos ruošiantis 25 metų. Aš labai trumpai gal, o atsiliepimai tokie tradiciniai, nedaugumai, kaip ir viskas gerai. Iš pastabų tai dominavo, kas atkreipė dėmesį, kad žolė nėra tobulai nupjauta, gegužės mėnesio jau vidurys. Ir Pučkoriai, kadangi ten ta saugoma teritorija, kurią tik tai parkas pjauna, o mes patys jau pjaujam ten, kur aukščiausia žolė, kur drėgna. Tai jo, ten nebuvo kaip ką tik po pjovimo, kad būna. Tai jo, čia, žiūrint, ko tikiesi, jeigu tikiesi jo tokio kaip ką tik po pjovimo golfo žolės, tai žinoma, tokios kokybės gegužės vidury negalim užtikrinti, dėl ko paprastai mes ir būdavo etapas Pučkorių šiek tiek ankstėliau, bet jo, čia daugam gal būtų gerai, kad tuo sezonu, kol dar žolė neužauga, tik kaip tiem etapam tilpti tą laikotarpį, ne? Tai čia, kiekvienų metų planavimo mūsų tos skirstymas yra toks klausimas. Taip, aš tai kažkaip kiekvienais metais vis atsimenu tą mūsų diskusiją ir aš vis galvoju, kodėl mes natūraliai vasarą nepadarom pertraukos, nes žolė vis tiek daugiausiai auga šituo mūsų laikotarpiu, kur mes dabar čia matome gegužė, birželis, liepa, tai turbūt padarius natūralią tokią pertrauką kitiems turnyrams užleidžiant vietą ir tada jau, nes mūsų čia nedaug ten tų etapų, tik 7, neaišku, kiek bus kitais metais, tiesiog mintis, kad gal padaryti birželį bent jau pertrauką. Ne, tai čia mačiau ir Matas kėlė ranką, bet labai trumpai tuo aš pasakysiu tik tai, kad kai kur seniūnijos, pavyzdžiui, apsiima nupjauti, tai ten ne problema, kad yra tuo laikotarpiu, kai žolė užaugusi. O kur tenka patiems, ar yra tokio apribojimo net iš parko pusės, tai ten jau problema. Tai čia labai priklauso nuo konkretaus organizatoriaus, nuo konkretaus parko. Taip, Matai. Sveiki, dar kartą. Tai aš šiaip galiu pasakyti, ką esu girdėjęs iš šono, ką žaidėjai kalba dėl to grafiko taurės. Tai ne vieną žmogų, aišku, bet ir ne 50 esu girdėjęs, kad nepatinka būtent tas tarpas didelis tarp varžybų. Tarkim, kaip dabar turim tarpą, arba ten tarp etapų būna mėnesio koksai tarpas, tai aš gal galvoju, kitais metais, jeigu vėl turėsim 7 etapus, gal netyčia turėsim jų ir mažiau. Tai gal įmanoma juos tiesiog sugrūsti visus iki vasaros, tada manau ir aktyvumą išlaikytumėm didesnį ir išsispręstų tos visos žolės pjovimo problemos. Neišsispręstų jos iki galo, bet išsispręstų bent jau tos vasaros, tos labai intensyvus augimas. Tai tiek. Štai manau, kad irgi neblogas pasiūlymas iš tų dviejų, arba daryti didelę labai pertrauką, arba jeigu jau žaidėjų yra, kuriems, aišku, natūraliai nepatinka tokios pertraukos, tada bandyti ankstinti sezoną tiesiog. Tai gal ir variantas. Taip, Skirmantai, tą nori atsakyti, ne? Ja, tik iš kitos pusės, kai yra intensyvus grafikas, kai kuriems žmonėms gali pasidaryti per intensyvus, tai čia yra privalumai iš vienos pusės, bet yra ir trūkumai iš kitų. Ne visi gali sau leisti
kas antrą savaitę žais, turint galvoje, kad dar norisi pasitreniruoti prieš etapą, ne, nuvažiuoti tą vietovę, tą parką, tai gaunasi kiekvienas savaitgalis vis išvažiuojant. Tai jo, sutinku, aš irgi su tavim. Tik, žinai, nepamirškit, kad mes vis taip stengiamės tą mūsų taurę vadinti vienu aukščiausio lygio varžybų sezone. Na, tai tie žaidėjai, kuriems tikrai disc golfas patinka, turbūt gali, kiek čia, jeigu 7-6 etapai kas 2 savaitės, kiek čia tų mėnesių išeina? 2 etapai per mėnesį, nu tai va, 3 mėnesiukai ir birželį gal netgi kokiam parke, kur mažiausiai pjaut arba kur daugiausiai pagalbos galim finišuoti, netgi šitai. Va, būtent, tai tą ir turiu omeny, kad aš manau, jeigu labai norėtumėm, nu, kaip ir Skirmantas sako, tipo, yra pliusų ir yra minusų, bet, nu, kaip ir bet kokioje sistemoje yra pliusų ir minusų, tai nebus taip, kad bus tik pliusai, tai jeigu taip eksperimentuojam ir, manau, gal ir vienas iš variantų yra, aišku, prabalsuoti reikėtų, paklausti, ką žmonės galvotų apie tai, gal... Jo, čia tų variantų turim ir tikrai ruošintis. Arūnai, labas, prisijungi ir tu čia, mes trumpai, dabar jau priminsiu, diskutuojam apie tiesiog bendrai šių metų tokį sezoną ištemptą ir tą didelę pertrauką ir panašiai, tai va tiesiog diskutuojam, kaip 25 metais gal nedaryti didesnių pertraukų arba ankstinti sezoną ir panašiai. Taip, Darius kelia ranką, irgi turbūt to klausimų. Apie tos eksperimentus, tai čia teisingai gal sakot, kad idealaus varianto nebus. Nu, turbūt estai kažką tokio ir daro, kaip mes kalbame, gal ne taip radikaliai, kad iki vasaros pabaigtų, bet pas juos ten būna etapų mažiau. Ir jie ten kažkaip, baigia iki čempionato. Nors estai, pavyzdžiui, tai, kas pas mus vasarą neždžia, tai estai sako atvirkščiai, pas juos yra vasara, visi labai nori žaisti ir ten birželį, liepą visi labai žaidžia, pilni turnyrai. Tai tokios biškiai kitokios tendencijos. Aišku, pavasarį irgi nori, bet gal pas juos kitokios problemos, nes yra tiek daug žaidėjų, kad ten visą laiką yra norinčių, ta prasme. Tai. Bet jie tą savo pro ir mėgėjų taurės, kai daro atskirai, tai man atrodo, ten gal po 4 etapus yra tik tai. Ir jie irgi taip yra truputėlį suspausti, bet jų yra ir mažiau. Ir jie tiesiog, pasibaigė ten iki to tokio europinio to sezono, tarkim, ta prasme. Aš dabar nepasakysiu tikslių datų, bet jie taip orientuodavosi visada, kad ten į rudenį nenusikelia, ten jau bent jau iki Estijos čempionato jau taurė būna pasibaigus. Tai, galima ir apie tą pagalvoti. Čia dar kitas klausimas, galbūt tą mėgėjų taurę, pavyzdžiui, ar, čia buvo po pirmų etapų tų gausių mėgėjų, ar ne, idėjų, kad čia jiem atskirą taurę padaryti, dabar atvažiuoja 20 keli ir tada tos mintys jau keičiasi, turbūt tai toks irgi dviprasmiškas lieka. Net ir mėgėjai turbūt turi savo mėgstamus parkus arba ten, kur bijo kažką paskandinti diskus ir panašiai. Turbūt natūralu, kad visi žaidėjai rinksis. Beje, ir taip. Prie Rietavo grįžtant, Donatui, ar daug atsakė, kodėl neatvažiuoja? Man tai labai nuoširdžiai įdomu, tos priežastys, kodėl neatvažiuoja. Aišku, jeigu ten tik tai keli parašė, buvo kažkas komentaruose parašė, ten, ta prasme, Facebook'e, bet įdomu, kurios, ar yra dominuojanti priežastys, ar čia tos klasikinės toli, skęsta diskai ir vasaras atostogų metas, tai tipo atostogose buvau, žinai. Gal tokios ir yra. Taip, dariau tokios. Bet ar daug parašė žmonių, ar ten tik tai kokie 5? Nelabai daug. Man tai šis keista, čia mes juokėmės, kad skęsta diskai, bet turbūt dėl to jau tikrai nepasirinks nevažiuoti į taurę vien dėl to, kad ten diskas nuskęs. Ne, kodėl gali? Būna tokių. Aš visada sakiau, kad nėra ko ten skandinti diskų ir 4 nuskandinau. Tai. Nebuvau gyvenime ten įmetęs į tą jūrą. 3 grįžo, aišku, bet... Susilaikysi nuo komentarų. Jis matė, tai jo, susilaikyk. Prisikalbėti turbūt lengva. Taip, Skirmantai, keli ranką. Aš tik pagalvoju, svarstant apie galimybę, pavyzdžiui, sugrūst labiau į pavasarį, ne? Etapų. Tai prisiminiau, kad mūsų kalendorius šiaip tai pavasarį yra maksimaliai prigrūstas. Gegužės mėnesį eina kas 2 savaitės. Dar nežinau, ten dar Velykos įsiterpia. Balandis toks visai liktai užimtas irgi. Tai čia, kai pradedi dėlioti kalendorių praktiškai, man atrodo, jis jau kelius sezonus iš eilės yra taip maksimaliai išnaudotas pavasaris. Gal ruduo laisvesnis, ne? Ir vasara natūraliai jo tokia laisvesnė. Ir jo, aš atliepdamas estų pavyzdį, ir kaip jeigu mes galvotume
apie taurių netgi atskirimą, tai ir galvočiau tokį trumpesnius sezonus, arba pro, tai žiūrėsim, kaip čia sutartume, bet mėgėjam padaryti iš kokių 4 etapų ar kažką tokio, ir jie galėtų būti ganėtinai koncentruoti, kad neišsiblaškytų dėmesys. Gal juos ten įdėti pavasarį. Ant konkretaus kalendorių ten daug aiškiau viskas matosi, kur ten ką įmanoma įdėti, bet aš matyčiau jo trumpesnį tokį, jeigu mėgėjišką taurę sezoną. Dėl pro matytume jau, kaip dėliotume. Apie tą sugrūdimą esu ir kitą nuomonę girdėjęs, sako, tai kodėl neišdėliojat po vieną per mėnesį ir viskas. Kad kaip tik, žinai, tipo, kad būtų konkrečiai vienas per mėnesį etapas. Tai čia, žinai, čia faktas, kad kiek nuomonių... Kiek žmonių, tiek nuomonių, ja. Gali būti, tik tais turbūt mums reikia pagauti tą daugumos nuomonę ir ją vadovautis, bet nebus problemų ruošiantis 25 metam. Svarbu turbūt mums kaip valdybai paruošti tam tikras kelias idėjas, pasiūlymus ir žaidėjai tikrai galės išsirinkti. Nes aš dabar, kol Skirmantas kalbėjo, atsiverčiau konkrečiai mūsų kalendorių, tai šių metų, tai, kovo mes visai neišnaudojam, čia Vilniaus gimtadienis įsirašė gražiai, bet šiaip tuščia. Ir tik balandžio vidury pradėjom taurę, tai, kodėl jos nepabandyti kovo pabaigoje ir automatiškai mes jau birželį būtume 6 etapus turėję, ne 5 kaip dabar, arba jeigu iš viso mes 4 turėtume, tai gegužės pabaigoje galima baigti. Žodžiu, sakau, žiūrint į kalendorių, tikrai galima tuos ypač 4 etapus pabaigti iki birželio. Tai čia turbūt nuo mūsų, kaip sakant, to sudėliojimo ir noro priklausys ir jeigu mes tokį pasiūlymą pateiksim. Ir tuo pačiu tada gal klausimas, jeigu čia visi apie tai jau pasikalbėjom, gal dar trumpai pasikalbėkim, kokios nuomonės konkrečiai dėl tų taurių išskirimo, tai yra, kad būtų ir mėgėjų taurė atskira. Aš taip įsivaizduoju, kad jeigu mes turim vieną savaitgalį, tai tarkim šeštadienis, viena diena skirta tai pro dienai, o kita diena mėgėjų taurė, aš taip įsivaizduoju. Ir aišku, jeigu ten, tarkim, etapų skaičius nesutampa, tai ten turbūt jau toliau pro pratęsia, o, tarkim, mėgėjai kartu tą patį savaitgalį vyktų su pro. Tai va, kokios jūsų nuomonės? Taip, Dariau. Ne, o tu įsivaizduoji, kad dar ir tam pačiam parke tai vyksta? Žinoma. Tai čia tada dabar taip ir vyko Jonavoj? Ne, tai tik vyko tik Jonavoj. Bet tai turiu omeny, tai mes šitą variantą jau pakeitėm ir dabar vieną kartą. Ne, aš tai įsivaizduoju, jeigu tos taurės yra atskiros, tai jos iš viso vyksta visiškai viena nuo kitos nepriklausomai, ta prasme, nebent kalendorius ant paderintas, kad, pavyzdžiui, specialiai kartu vyksta arba specialiai nevyksta kartu, bet kad jos vyksta iš viso skirtingose parkuose ir tai yra visiškai kiti turnyrai, ta prasme. Aš manau, kad įmanomas turbūt ir toks variantas, čia kaip nuspręsim, nes organizacinė prasme... Aš manau, kad jeigu mes dabar tą demokratiją ten toliau žaisim ir žaidėjai balsuos už turnyrus, tai jeigu jau atskirtum, tai ir turėtų būti paraiškos į mėgėjų taurės organizavimą, paraiškos į tą pro ir gali tas pats parkas, tie patys organizatoriai ir ten teikti ir taip toliau, bet balsuojama už vieną ir už kitą visiškai atskirai, ta prasme. Aš taip matyčiau, ta prasme. Tik čia kitas klausimas, ar to reikia. Kai dabar nes čia gal mano variantas, tai klausimas, ar reikalinga ta taurė. Jo. Čia iš mano gal pusės variantas toks, kad jeigu organizatorius, paduoda, kad aš, noriu organizuoti ir tą taurę, turbūt jam patogiau daryti vieną savaitgalį viską. Bet čia turbūt technikos klausimas, kaip mes nutarsim. Bet jeigu pro taurę norėtum irgi auginti, tai galbūt tu norėtum grįžti prie to, kad yra 2 dienos, tarkim, viena yra open, o kita diena yra visi kiti, ta prasme, su mintim, kad tai auktų, Taip, tokiu atveju tada taip, mėgėjai jau tada turėtų kitam parke visai būti, netgi jeigu tą pačią dieną. Taip, Skirmantai. Čia yra 2 problemos, ne tik viena, mėgėjų, kad jų būtų reikiamas skaičius, nes dabar ta statistika, jeigu taip arčiau vasaros etapai, tai 25 mėgėjai, nelabai turnyras išeina. Bet iš kitos pusės, ką ir Darius paminėjo, pro klausimas, į vieną dieną, jau nelabai tilptų pavasariniai etapai tikrai, tik vasariniai ir tolimesni tokie parkai tada telpa. Pro, ko gero, gal čia nedarytume 2 dienas golf startą, tada, grinai pro užimtų visą savaitgalį, čia dar pasvarstytume, čia patogu, taip ar ne. Tai man kyla klausimų, ką daryti su pro ir ką daryti su mėgėjais. Ir
ta mintis atskirti. Jeigu žiūrėtume į Jonavos Domeikavos, tai dar atskirimas, tolimesni etapai jau kažkaip nelabai motyvuoja atskirinėti. Tai čia dar reikia kažkaip pasidėlioti skaičius tokiam sprendimui. Gal gelbėtų tai, kad, kaip tu ir sakai, jeigu būtų tik 4, tarkim, etapai mėgėjų turė, tai, turbūt nuvažiuotų jau tie norintys tikrai tiek iki Molėtų arba Rietavo. Aišku, čia viskas priklauso nuo to, kas norės organizuoti tas taures mėgėjų turiu menį. Arba mėgėjim taip specialiai, taip jau skatinant jų etapus padaryti, taip vidury Lietuvos, kur jau daugiau mėgėjų, kur lengviau privažiuoti, kad tik užsipildytų, plus į pavasarį koncentruoti, tada galima tikėtis, kad visai užsipildys. Taip modeliuojant turbūt galima. Ir aišku, iš kitos pusės paraiškas teiks patys organizatoriai, tai gal organizatoriai rinksis labiau pro žaidėjus, kuris tikrai žino, kad atvažiuosiu daugiau. Tai turbūt taip logiškiau būtų. Matas lyg tai kėlė ranką, nuleido. Matai... Jo, tą patį norėjau pasakyti, ką ir jūs ką kalbėjot, kad čia gera mintis buvo dėl tų 4 etapų, dėl nedaug etapo ir užtikrinimo, bet iš kitos dalies, iš kitos pusės, jeigu sakot, kad rašyti paraiškas organizatoriai ir rinktis, kurį divizioną organizuoti, tai manau, kad susidurtumėm su tokia problema, kad nieks nenorėtų tiesiog mėgėjo etapą organizuoti tada. Aš tai sakyčiau gal visai nieko, nes jeigu taip, kaip aš dabar įsivaizduoju, jeigu tai pakryptų, mėgėjų būtų vienos dienos, gana gausus etapas, visai faina tokis organizuoti. Pro jau darai 2 dienų, jau ten daugiau darbo, bet to viskas dienoj labai išsitęsia, jeigu golf startas, anksti pradedam, ten vėlai baigiam. Tai mėgėjai man toks visai patrauklus, tai formatas, aš netmesčiau, kad nenorės. Čia, mano nuomonė, visai patrauklus. 4 etapus, Matai, 4 etapus tikrai surinksim. Ta prasme, 4 norinčius organizuoti. Arūnas, tendencija rodo iš paskutinių paraiškų, kad vis mažėja tų paraiškų. Tai aš tai iš tikrųjų tai bijau, kad kitais metais tiesiog priverstinai kažkam reikės organizuoti etapus. Nes nežinau kodėl, bet turiu tokią nuojautą, kad kitais metais nesurinksim tiek paraiškų, kiek norėsim, kad etapų būtų. Jeigu 7 nesurinksim, žinai, bus mažiau. Nors aš kažkaip tai nesu taip nusiteikęs pesimistiškai, nesakau, ir Rūnas dabar čia parkų nemažai pristatęs ir tikrai, jeigu kai pradėsim kalbėti apie tą naują parką, tai jau ir gal Panevėžį norės 2 etapus padaryti ir taip toliau. Žodžiu, čia tų parkų mes tikrai turim, tik tais reikia be abejo organizatorių irgi norisi, kad būtų pilnas parkas, daug žaidėjų tam turnyre, tai su tais mėgėjais turbūt sakau, kaip ir sutinku su Skirmantu, kad jau iš anksto reikia pagalvoti, padaryti taip, kad nebūtų kitam Lietuvos gale ir, žodžiu, kad jau koncentruotai ir tikrai, kad bent 50 žaidėjų būtų. Tai čia, aišku, pagalvosim apie tai. Taip, Dariau. Trumpa replika, ką reiškia kitas Lietuvos galas. Čia nuo kurio galo žiūrint? Nuo Vilniaus. Kodėl ne nuo Klaipėdos? Pakraštys gal čia tiksliau būtų. Pakraštys. Pakraštys irgi nėra nieko blogo, nes matai, pats Vilnius yra pakrašty Lietuvos. Aš matai, remiuosi tą statistiką, kad Rietavas ir Molėtai surinko mažiausiai žaidėjų ir kažkaip taip natūraliai norisi sakyti, kad norisi tikėti, kad dėl atstumo. Molėtai prie pat Vilnius, čia nėra toli. Tai gal čia vasara, čia gal per daug nesureikšmikim, čia tų dabar pavasarį nėra kas veik dabar visokių tų veiklų, tai čia vis tiek nemanau, kad tai čia kažkas tai labai blogai, viskas čia gerai, tai vis tiek nauji parkai, vis tiek ten ta bendruomenės, jos vis tiek kažkiek tai juda, vis tiek reikia, kad ir tose Molėtuose ir tam Rietave tikrai reikia daryti. Kad ir toli, kad ir ten mažiau biški, bet tai vis tiek, tas kraštas vis tiek išjudės, vis tiek jisai jau dabar auga, tai jis ateityje dar labiau paaugs, irgi vis tiek jie tą bendrą disc golfo svorį vis tiek didina, tai vis tiek įsivaizduočiau, kad, aišku, lengviausia, kur daugiausia žaidėjų yra, kaip ir mes darėm, kiek ir, aišku, kur lengviausia padaryti, kur yra jau pati bendruomenė didelė, sakykime, tai aišku, lengviausia padaryti, bet tai vis tiek reikia judėti tos kraštus ir nieko čia nepadarysi.
Čia tik tais iš tos pusės, kad, žinai, gaila tų pačių organizatorių, bet jeigu organizatoriai norės, mes tikrai neuždrausim jiems organizuoti, be abejo, čia jau žaidėjai išsirinks. Vis tiek tiem patiem tam miesteliui, tai vis tiek yra šventė kažkokia, tai vis tiek tos vienos, tas jau šitam tas didesnis renginys, tai vis tiek jie jau ruošiasi, vis tiek jau žino, kad čia bus, tai ta tradicija tokia formuojasi, tai čia manau, kad tai čia viskas, kad čia dabar biški mažiau, nieko, gal dabar parkų padaugėjo daugiau negu žaidėjų, tai irgi tokios yra tendencijos, tai čia, tai irgi laiko klausimas, vis tiek tie parkai užaugins kažką, sakykime, daugiau, kad ir tokie atrodo, kad ten kokie ten ar Pakruojis, ar Kelmė, kur iš pradžių irgi labai sunkiai, bet vis tiek, po kelių žaidėjukus turi, jie vis tiek ten Kazlų Rūda, dar kažkur kur tie naujesnė atsidarė, tie patys Molėtai, prieš kiek jie čia laiko atsidarė. Tai irgi aplinkui ten jie kažką irgi ten judina vis tiek. Ir, Bet kai atsidarys Akmenė, tai kaip važiuosim visi? Akmenė dar atsidarys. Kaip Darius pasakytų, ne Lietuvos, ne kitas galas, o tiesiog pats pradžia Lietuvos. Tai ir Skuodas jau yra. Jo, ir anam krašte ir Skuodas jau dabar dar ten Priekulė, gal ir Klaipėda, tai pasidarys. Tai va, ir anas kraštas irgi juda, tai gal kaip Amerikoje ten tas Midwest, ten tas Amerikos, koks ten tas vidurio čempionatas bus, gal mes ir gal išsiskirstysim dar atskirus vakarų, šiaurės ten ar pietų ten tos čempionatus. Žemaitijos galim padaryti. Šiaurės Pakruojai ten užsibūkė, nes jau jie savo jau ten turi įsitraukę kalendorius, jie ten net ir Panevėžį, nors Panevėžys irgi šiaurės Lietuvoje, bet jie Pakruojais jau ten jie užazarpavo šitą jau pavadinimą. Tai va, tai čia, manau, kad tai čia dabar biški daugiau ar mažiau, tai čia nieko tokio. Jo, bandom optimistiškai, o dabar žiūrėkit, dabar jau kalbant konkrečiai, mes dabar tik šitam susirinkime tokius mintimis ir idėjomis pasidalinom, o kada, kaip galvojat, galim susitikti jau pasikalbėti konkrečiai apie 25 metų patį ne reglamentą, bet tiesiog išdėstymą, kiek mes tų taurių turėsim ir panašiai, ir turbūt jau galėtume link rudens anksčiau šiais metais pradėti paraiškų priėmimą. Tai dabar žiūriu, kad mes turim... Aš nežinau, ar čia kažkas tokio labai čia nori, kažkas dega čia. Ne, matai, ne tai, kad dega, bet nesinori vėl viską ten į spalį lapkritį padėti, kad mes ten vėl visas mintis užmiršę. Jo, nes aišku, sakykime, vis tiek reiktų prieš tų visų, netgi jeigu kažkoks miestas ten atsiras, kuris galbūt norės, nes aišku, ar net nenaujas miestas, kuris gal ir senas, tai vis tiek daug kas vis tiek draugauja su visokiam ir savivaldybėm, ten vis tiek kokio jau spalio galas, lapkričio jau eina visokių kitų metų biudžetai, ten tai reiktų jau kažkur kad į tuos biudžetus įlysti, reikia, aišku, kuo anksčiau, čia irgi logikos yra. Taip, nes aš žiūriu į mūsų vėl kalendorių, tai mes jau dabar Liepą pasiruošim komandiniam čempionatui 6-7 Molėtuose, tada mėgėjų čempionatas Domeikavoje Liepos 20-21 ir pradėsim Lietuvos čempionatą rugpjūčio 2-4. Čia tokie gražūs turnyrai, tai gal po Lietuvos čempionato pabandom taip irgi vėl susėsti ir tada čia jau bus jau rugpjūčio. Lietuvos čempionatą gyvai susėsti. Jeigu tu tik tais būsi, mes tikrai atvažiuosim. Lietuvos čempionate Panevėžyje būsi, ko gero. Labai gerai. Nes tiesiog, ta graži tokia simboliška data, kad Lietuvos čempionato mes pradėtume konkrečiai žiūrėti, dėliotis planus, iki to laiko galim ir dabar susirašyti ir pasižiūrėti, kokius mintis. Taip, Skirma, tai gal kokią turi idėją? Aš tai galvoju, ką mes čia turim galvoj, ką čia aptarti, nes ką reikia pasiplanuoti, idėjas pageneruoti, tai būtent taurės etapas. Ir galėtume sutarti dėl datos, iki kada, čia visi mes pateikiam pasiūlymus, kaip įsivaizduojam, truputį jau ir su kalkuliatorium, su skaičiais, kaip tas dėliojasi, ar ten pro gal startų ir mėgėjam, kaip sakėm, viena diena, ir su tais etapų skaičiais, kažką tokio konkretaus ir nelaukiant ten Lietuvos čempo, čia galim kažkada... Jo, aš tą ir turėjau omeny, tik gal, matai, turėjau omeny, kad jau iki to, tai čia be abejo, kad iki to jau reikės mums apsitarti ir pasiūlyti, tai primenu, kad mums vis tiek reikės tada jau
po savo idėjų generavimo jau ne mums išrinkti, o pateikti pasiūlymus balsavimui žaidėjams. Tai vat, čia apie tai, kad... Reikia susisiųsti mums pasiūlymus, kad visi į juos pasižiūrėtume, tada vat, susirenkam ir iškristalizuojam, kiek mes galim. Taip. Ir tą taip labai neatidedant to, čia pažiūrime kalendorių kažkada. Tai tiesiog klausimas, iki kada tada apibendrinu klausimą, iki kada mes čia tokias idėjas savo pateikėm raštu. Taip, Darius dar kelia ranką, gal tą pačią temą pasakys. Čia dar į tą pačią temą, čia kažkaip kelis kartus nuskambėjo, gal paklausėm nuomonę žaidėjų, tai dar pagalvokite apie tas idėjas, ar mes čia norėsim kažkokią apklausą daryti apie idėjas. Tai tada reiškia, dar reikia ir... Ne, atvirkščiai. Mes galvojam ir pateikiam žaidėjams išrinkti. Aš taip manau, nes tai jeigu tu žaidėjų jeigu pagal klausi... tai, ką išrenka, jie darysi sprendimus, tai reiškia tada tipo sprendimų vis tiek nebus, kol jie neišrinko. Žinoma. Dėl to aš kalbu apie rugpjūtį, nes mes nespėsim jokių apklausų padaryti per Liepą. Per Liepą mes turbūt čia, Skirmantos taip pažiūrės į kalendorių, aš įsivaizduoju taip, kad mes iki Liepos, iki futbolo čempionato, žodžiu, pabaigos pateikėm konkrečiai idėjas. Po futbolo, čia nepykit, kad čia aš taip prie futbolo, čia taip tiesiog į kalendorių žiūriu. Po Liepos vidurio teikiam žaidėjams pasakyti savo nuomonę, atsižvelgiant į mūsų nuomonę. Ir tarkim, kad ir Liepos pabaigoje ar rugpjūčio mėnesį mes jau susirinkam žinodami žaidėjų nuomonę. Nes žaidėjų nuomonę aš taip įsivaizduoju, mes tarkim pavyzdys pateiktume, ar jūs pritartumėt, kad būtų atskira taurė mėgėjams? Vienas klausimas. Antras klausimas, ar pritartumėt, kad būtų 4 etapai? Ar norite daugiau? Nežinau, čia gal šito nereikia labai klausti, nes kaip ir Matas sakė, gal nebus norinčių daugiau organizuoti, reikia turbūt prisirišti prie tokio vieno skaičiaus, realesnio. Ir panašiai, va tokie klausimai ir žaidėjai tiesiog pamatytume, ar dauguma pasisako už ar ne. Jeigu ne, tada turbūt darom išvadas ir atitinkamai sprendimus. Galimas klausimas būtent tas periodas taurė, žinai, ar jinai būtinai turi tęstis ten nuo pavasario iki rudens, ar jinai kaip tik turėtų baigtis, tarkim, vidursezonyje, tarkim. Taip, aš manau, kad čia normalus klausimas, tarkim, kuris iš šių variantų jums patraukliausias, ar, tarkim, ten baigti sezoną tokiu metu, bet labai dažnai žaisti, ar daryti pertraukėlę ir panašiai. Tai aš manau, tokios, kaip ir Skirmantas sakė, tos idėjos čia iš mūsų būtų, tiesiog susigeneruojam, kad tokios gražios idėjos būtų, kurios tiktų apklausai ir kurios mums labai būtų praverstų atsižvelgiant į jas. Ir tiek. Tai ar, Skirmantai, pasižiūrėjai kalendorių, ar tau futbolas irgi lemia, kaip ir man, kad žiūrim pagal futbolą? Aš manau, komandinis čempas yra tokia kažkokia graži riba. Tai Liepos 6-7. Iki jo sugeneruoti ir jau pasidalinti tam idėjom. Dabar kaip žmonės įtraukti, gal galima kokią neįpareigojančią idėjų tokią pakviesti, pateikti idėjas. Ne tai, kad mes iškristalizuojam ir jau duodam balsuoti, bet kaip dabar mes valdyba čia galvojam, kaip geriau padarius, gal norėtų daugiau žmonių taip imti ir pagalvoti, kaip čia geriau padarius, o ne rinktis iš mūsų variantų. Bet čia turiu minėti tada tokį viešą paklausimą, ne tai, kad visiems jūs licencijuotiems žaidėjams, o tiesiog viešai parašyti, gal turite idėjų. Teisingai, labai paprastas dalykas, tai paklaust, Facebooko postas, duoti vietas daug pasirašyti. Ir jeigu kas parašys gerų idėjų, apie ką mes patys nepagalvojam, tai valio, tą įtrauksim į apmąstymus. Tai o paskui jau ten kaip ten, ar reiks mums balsavimo, čia dar reikia mums patiems pagalvoti, nes jeigu, pavyzdžiui, sudėlioji kažkokią tokią labai sistemą, tai jeigu žmonės pradės balsuodami, gabalas jiems tinka, gabalas negali rezultatas nei šioks, nei toks gautis. Tai dar pasižiūrėsim, ar yra vietos, tiesiog apklausom, nes gal bus tiesiog tokia sistema ir kitokia, arba nelabai gali, arba tiesiog pasirinkimas tarp dviejų. Jeigu lygiavertis, tai galim duoti balsuoti, bet jeigu viskas priklauso nuo organizatorių, tai tada jau nelabai išeina duoti balsuoti žmonėms. Bent jau klausimą, ar darom atskirą mėgėjų taurę, turbūt galima duoti balsavimui, čia toks pagrindinis vienas iš pagrindinių klausimų, bet jo, čia suprantu esmę. Tai datose gal taip tada ir darom, pabandom susitarti, dabar jau taupant laiką, liko 20 minučių, kad iki Liepos 6-7 komandinio čempionato
Tai turbūt tuo pačiu galim ir paskelbti tą žaidėjų tokį pakvietimą dalinti savo mintimis apie 25 metus, 25 ir tuo pačiu mes tiesiog apdėliojam, susirašom, nors visai nemažai dabar pasikalbėjom, tai tiesiog dabar truputį apsirašom tas 4-5 pagrindinės idėjas ir patobulinsim jas ateityje. Manau, kad čia visai viskas tvarkoj. Tik aš noriu patikslinti dar, bet, pavyzdžiui, jeigu aš dabar galvosiu kažką, tai galvočiau, kaip atrodytų taurių atskirimas. Jeigu mes nuspręsim, kad jų nereikia atskirti, tai nėra ką galvoti, kaip šiemet buvo panašiai, ten kažkaip tik pastumdam datas, bet kalendorius ten priklauso nuo švenčių, nuo galimybių, nuo visko. Bet kasmetinis toks darbas. Bet apie ką reikia galvoti čia dabar mums visiems, jeigu atskiriam, kaip tai galėtų atrodyti. Ja. Tai tvarkoj, jeigu čia turbūt sutarėm, gal per daug, sakau, nekalbėkime, o tada jau bandykim taip sudėlioti savo mintis ar elektroniniu paštu, konkrečiai surašyti ir galim eit gal prie to klausimo, dėl kurio Arūnas prisijungia. Arūnai, gal trumpai tada pristatyk, kaip sekasi su Lietuvos čempionatu artėjančiu. Nu jo, krepšiai subetonuoti, tisainai subetonuoti, bet dabar čia atėjo šitą Joninės ant tokiam laukia, ten tai tų krepšų dar kaip ir nededam, tai dabar uždėsim jau, gal pasibaigs Joninės, tai gal tada kitą savaitę jau tada, gal dar, sudėsim tos krepšus, žemėlapis, kaip ir parkas bus, dar tipedai ir viskas, ir jau bus galima bandyti, o daugiau tai va, dar atsiklausti norėčiau dėl sakysim, dėl startinio mokesčio, kiek mes jį ten darydavot prastai. Darius gal geriau žino, ne? Mintinai gerai atsimenu, tai 40 eurų buvo pernai. 40, tai gal tada ir per tą pačią liekam, ne? Tai manau, kad normalus. Norim nuostatus jau parašyti ir paleisti. Jo, būtų gerai jau informacija apie čempą irgi. Jo, tai va dabar nuostatus paleisti, tada va tik tai va tiek ir dabar kiek dar procentų apdovanojamų. Tos grupės tos pačios tada liktų, kas buvo, ne? Divizionai. Jo. Realiai Darius galės turbūt pasidalinti, nes dabar reglamento mes taip greit nerasim, bet pas Darių turbūt yra praeitų metų. Tai jisai Disc Golf LT yra turbūt tik tai paslėptas. Jo, bet ne, tik išjungtas. Tai sakykime, nieko mes kažkaip ir nesprendėme, tik atsiklausiu. Tie divizionai tie patys, tada procentai ten 25 nebūdavo. 25. Ko gero, aš dabar mintinai, žinai, tikrai nieko neatsimenu. Bet ko gero nekeičia, mane tiesiog daro. Kažkaip nebuvo jokių minčių kažkokių keisti. Jo, pasidalinsim, Arūnai, ar Darius, ar aš, tiesiog mes, kai atsirakinsim tam Disc Golf LT tą seną Lietuvos čempionato aprašą. Turiu atsidaręs, bandau atrasti. Tai va, tai tiesiog persiusim arba tau. Jo, jeigu, sakykime, niekas, jeigu kažkokių net nėra jokių, pastebėjimų, kažkokių nebuvo. Jeigu taip viską sutarėm, tai viską darom taip, kaip buvo. Tada ten tie trofėjai, medalius tada daryti geriau. Jo, ta prasme, čempam buvo tradicija daryti medalius, ta prasme. Gerai, tai svarbu, tada kokius prabangesnius, geresnius, žinai. Tas statulėlės ar kažkokios. Ar medaliai geriau. Ta prasme, buvo nusistovėję, kad čempam darom prabangius medalius, žinai, ten kuo didesnius, sunkesnius. Jo, tai tada diskus irgi tos jau kažkur ruošiamės užsakinėti. Varžybų daugiau ten ta visa erdvė, ten jau, kaip sakyti, ten paleista, ten kur galima, centras tas visas varžybų, ten viskas sutvarkyta, ten nieko labai. Pačiam parke, yra kokie dabar 3 medžiai nuvirti, tai juos ten supjaus, dar aišku, biškį šakų ten papjaut, bet ten labai didelių, sakykime, kažkokių tai valymo, pjovimo darbų kaip ir nėra, parkas jau gal kartą nupjautas bus, dabar prieš Joninės va visą irgi išpjovė, tai. Klausyk, Arūnai, šitą, kadangi atsidariau, aš pakopijuoju tą informaciją visą tiesiog, kas buvo, plikai tekstu, e-mailo atsiųsiu, žinai. Jo. Tai va, tai tada. Kada žemėlapį turėsit pabraižytą? Žemėlapį kaip ir turim, bet dar pabaigti norim, dabar dar galutinai viską dar praeit, tam su tom šakom, tom visom tais medžiais, jeigu ten viskas okeiti, tada taip ir paliekam, jeigu ten, bet gal nieks ten jau nepaliks tų medžių kokiem kirminukam sugriaužti. Jeigu paliks kokiem ten kirminukam sugriaužti, reiks pakeisti tada. Tai va, turim dar su architektų miesto dar praeit,
kad jis jau žino viskas užtvirtintų, užvizuotų ir tada sakys jau gerai tada. Nu, tai va dar turi architektas kažkada atsigrįžti iš dienų iš atostogų ir mes. Sorry, Arūnai, į visada su sporto? Ja, sportas 2015, ne, šitas. Tai dabar, jeigu kas jau labai norės tuos pasibandytos layoutus, aišku, dar tik tai yra, kad tik dizainas įdėtas ir vamzdis šito krepšio įdėtas. Tai ten, aišku, jau įmanoma, kad jau kas labai norės, tai atsiųsiu žemėlapį tokį preliminarų, kur jos ras. Tai Discmania atvažiavo ar neatvažiavo parko daryti? Discmania, jie tenais, dabar kol kas mes jiems ten buvom susintę, viską nusintę, jie tenai apraudino per tą viskas nuotoliniu būdu, nes paskui jie ten pradėjo. Nu, tai va, viskas kol kas vyko taip su jais, iš pradžių ant žemėlapio mes jiems subraižėm, nusintėm, paskui video prašėm, mes jiems video nusintėm, nu, tai va, jie tokie kaip ir toks tas mūsų ir bendravimas. Sakė, labai užsiėmė, kažką jie ten daro, labai nežinau dabar, ar Europos čempionatą, ką ten, ar turnyrą kažkokie, Suomijoje ruošiasi, ne? Turnyrą, jo, turbūt. Kažką jie ten labai užsiėmė, tai. Jie norėjo, kad čia jau gegužės mėnesį būtų tas atidarimas, bet ar tenai čia irgi nesuspėjo savaikščioti ten viskas. Nu, tai irgi tie krepšiai tik kol atvažiavo, kur ten užsakė. Nu, žodžiu, irgi kai per daug tų dedamųjų, tai irgi nėra paprastai. Kai vienas darai, tai ten viskas būna paprasčiau yra. Kai čia dabar ir iš ten reikia, ir iš ten sutikimų reikia, tai gaunasi, kad žiūri, kad ten viskas biškai daug lėčiau vyksta. Nu, bet tai nieko, tiek bus tas. Jau dabar finišo stadijoje tas parkas, tai kaip ir viskas atėjo. Tai va, mačiau, Matas kėlė ranką. Matai, čia klausimą turėjai? Ne, tyčia. Tai va, turnyro direktorių kaip ir sutiko būti Meretas, gal ir Kevinui, gal irgi pasakė, neturėjo Kevinui jau gauti, aš tau per Meretą. Jo, sakė. Jų, va, tai bus... Patyrusi komanda organizatorių bus. Patyrusi komanda, jo, aš tik tas jau, kuris ten tos koliukus kalsiu, tai tas varžybinės, tai jau tada duosim jaunimui. Daugiau, kas čia dar? Dar kažkas, sakiau, tai paklausiu, bet dabar nebe taip neužkrito. Tai reglamentus taim pasidalinom. Kas čia dar gali būti? Dėl apdovanojimų viskas aišku, dėl reglamentas irgi, startas aiškus, prizai aiškus. Apsigyvendinimas, nu tenais, tai maitinimas, tai tiek kaip vieną ratą, tai ten bus kažkokių tokių biškių, bet tai šiaip vis tiek tada, mes kažkokių gėrimų. Rėmėjų turėsit? Panevėžy ten visą laiką jūs turit draugų daug. Tai turime ten, žiūrėsim, žinau, kad nebūtų taip, kaip sako, kaip čia tų logotipų kapinės, net. Gal geriau mes kelis turėsim. Jeigu daug moka, tai tegu to dar tą logotipą. Paskui vargas su jais, ten juos reklamuoti irgi. Reikia su jais ten turėti užsiėmimą su tais rėmėjais irgi. Tai per daug mes jų ten, nu, Discmania čia galbūt savivaldybė kaltas, gal sausainiai biški, tai va. Tai va, daugiau. Nu, apsigyvendinimas, nu ką tenais, vis tiek rasit kažkur kažką apsigyventi, yra tų nebrangių ten tų viešbutėlių, ten sporto viešbutis, viskas. Paskui prieš galą vis tiek dabar gal dar niekas čia nepuls susiregistruoti, įsivaizduočiau, kad dar. Kada daug maž planuoji, nes palauk, rugpjūčio 2-4, tai kada registraciją mes pradedam, tikrai ne prieš 2 savaitės, turbūt daugiau galima, ne jau? Tai gal su Mireta dabar viską susidėliosim, čia kaip registruoti reikia vis tiek, bet jierui ten minimum, kiek prieš kiek reikia registruoti. Gal net, ar nežinau, ar yra tokios taisyklės. Nu, bet tai geriau, kuo greičiau, ta prasme, čempionatas. Nu, tai galima ir prieš mėnesį, žinai. Nu, prieš mėnesį kokiais. Galima ir prieš pusę metų. Galima. Bet čia vis tiek mes kažko į labai užsienį neįsivaizduočiau, kad vis tiek daug kur tie čempionatai tuo metu vyks, pas mus nei kažkas, nei ten Latvijai, nei ten Lenkai kažkas neatvažiuos. Nebus jiems vietos, žinok, suvažiuos visi lietuviai, aš taip įsivaizduoju, nes, žinok, ir Vilniaus bendruomenė klausinėja, domisi, kaip ten tas parkas, labai norisi visiems išbandyti. Na jo, bus įspūdingiausias, tai bus šitas, varžybų centras, tai ten bus jau tikrai gana gerai atrodantis reikalas. Parkas irgi turėtų viskas kaip ir neblogai būti. Dar va, biškai praeisim, žaisim, pasižiūrėsim. Tik irgi... Kiek bendrą, Arūnai, kiek bendrą parą planuojat ir atstumą gal jau daug mažinat? Nu, tai preliminariai,
Taip, gal netoli 3 kilometrų, bet irgi sprendžiam, ar nereiktų trumpinti, nes nebus tiem, moterim, tai ten birdį paimti kažkaip tai labai sunku gali būti. Bet tai bus toksai. Vieną ratą žaidžiam iš tikrųjų, tai nėra taip gal baisu. Šiaip apie 3 kilometrus kažkur turėtų būti. Taip gana ilgas jisai. Šiaip paras 3 gal apie 100 metrų, visi prasideda nuo 100 metrų. Paras 4 nuo 100 kokių 70. Tai kiek parų iš viso? Apie 60 gal 7 kokie. Okay. 67, 60, dabar tiksliai nepasakysiu. Gerai. Tiek, vis tiek Lietuvos čempionatas, tai viskas tvarkoja ir sudėtingas parkas. Vienas ratas, tai įsivaizduoju tų problemų tikrai, bet jeigu Lietuvos taurės etapą daryti tokiam parke, tai įsivaizduočiau, kad 2 ratai per dieną būtų per sunku. Nes vien 2 ratus jau čia sužaisti, jau iš tikrųjų būtų labai daug. Vasarą gal ilgą dieną, bet jeigu kur pavasarį žaisti tokiam parke, tai nežinau, reikėtų jį tada trumpinti arba netgi, sakykime, ateityje, bet dabar tai neplanuojam daryti tos atskirus layoutus, sakykime, ten mėgėjam ar moterim ar veteranam, trumpesnius. Net ne layoutus, o tipedus kitos statyti nebent. Kaip trumpina per tos pro turą, moterį žiūri iš kitų metų. Gerai, tai tvarkoja, Rūnai, žodžiu, palaikykime informaciją, tada viskas aišku, bet paskutinė tą išsiaiškinom, dėl startinio, dėl prizinių, ir viskas tą galim sudėti ir paleisti. Gerai, tai bet kuriuo atveju lauksim jau tada viešinimo, turbūt, registracijos ir taip toliau. Vis tiek, jeigu reikės pagalbą, sakyk. O dabar, kadangi irgi su tavimi mes bendravom dėl mažųjų parkų taurės, tai ten kitą savaitgalį viskas tvarkoja. Turėsi 2 etapus, Kėdainiai, Liūdinė. Jo, po 1 ratą mes ten tada padarysim, 1 ratas, 2 kartus po 9, kad mažiau suskirstysim, kiek jų ten bus tų dalyvių tiek. Gerai, jo, nes principas tų mažųjų parkų turės, žinai, toksai, sakau, dabar dar palauksim, kaip Kulautuvai praeis, bet matosi, kad bus toksai, pilnų parkų neturėsim, bet vis tiek svarbiausia, kad bent vietiniai sudalyvautų, naujokai ir taip toliau. Čia šiaip tikslas labiausiai pritraukti naujokus vietinius. Tai čia, tai žodžiu, kitą savaitgalį. O kaip ir minėjau, šį šeštadienį, tada čia aš tai perinu prie kitos temos. Natūraliai, šį šeštadienį Kulautuvai pasimatom, kitą savaitgalį Arūno parkuose Kėdainiuose ir Liūdiniai, o paskui jau Skaudvilė, Kulva, Nemenčinė, Rėva, Jonava ir Žirmūnai. Žodžiu, dar daug sezono laukia mažųjų parkų taurės, tai kol kas tik prasideda, dar sunku pasakyti, kaip seksis. O irgi atsivertęs esu Disc Golf LT, tai matau, kad mes neblogai čia viešinam, kaip mums sekasi birželio mėnesį, kokie yra reitingai rinktinės. Tai priminkit, mes Liepą liktai, nespręsim jau, Liepos yra paskutinis tas mūsų reitingų viešinimas. Jo, į kurį bus įskaičiuotas Rietavas, kaip suprantu. O daugiau Lietuvoje nebus, nebent kas nors kur nors sudalyvaus. Ir dar iškris ankstesni pernai metų ten kažkuris, dabar buvo birželis, tai iškris gegužė pernai metų žaidėjim, nuo to irgi truputį priklausys reitingai, tai matysim. Bet jau antras antradienis, ne Liepos, tada paaiškės. Taip. Liepos 9. Supratau, nes aišku, jo, PDG turnyrų mes nelabai jau beturim iki to laiko, tai jau žiūrėsim. Naujienų ten jokių kitokių nebeturim dėl rinktinės. Ten dabar dėl 26 metų čempionato turbūt gal mes jau, kadangi liko tik 5 minutės, tai gal kitam susirinkimui pasilikim, nes irgi naujienų šiek tiek kaupėsi, tai žiūrėsim, kaip ten seksis, tai apie tai gal pakalbėkim toliau. Vėliau, o šiaip tai viskas tvarkoja tada, Liepos mėnesio lauksim, kas kalbant apie rinktinę, Liepos mėnesį pranešim, kaip sekasi, kas važiuoja. Dar tik vienas klausimas dėl rinktinės, tai Pošiaus klausimas, ne? Liktai mes nesam formalizavę, kažkaip ir nesam galutinai sprendę, ar Pošius renkasi pats, kuriam divizionė atstovauti, ar yra kokia nors privaloma tvarka, kad jam reiktų būtinai. Aš tik atsimenu mūsų diskusijas ir tiesiog tokio sprendimo tikrai nebuvo užfiksuota, kad būtent kur jisai dalyvaus.
žaidėjas pasirinksis, bet pasitaręs su komandos kapitonu ir su pačia komanda. Tai manau, kad visą laiką rinksis tas, kas geriausia komandai. O kas rinks kapitoną? Šiaip aš galvoju, kad būtų galima galbūt netgi dar biškį padaryti ratą ir apklausą tų potencialių kandidatų dar kartą. Dabar tas Liepos mėnuo artėja, ar ne? Nes čia reikia irgi turbūt atsakymo, o kas bus tas žmogus ar žmonės, kurie organizuos dabar tą visą rinktinės kelionę, kai staiga ta rinktinė paaiškės. Nes, tavarse, jau sakėm, kad jau organizuojam vėlai, ar ne? Ir tai dabar išaušta ten Liepos 12 ar kokia ten ta diena bus, kai paaiškės tie reitingai, tai bus tada tie žmonės eilė, tai kažkas turės greitai jų perklausti, kad jie tikrai važiuoja ir patvirtinti pagal tą eilę, pagal reitingus tos žmonės, kurie pasakys, kad taip. Ir jie turės, ir čia turės turėti pakankamai trumpą turbūt laiką tam galutiniam atsakymui. Žinai, preliminariai ten yra pasakę, Arnas nevažiuosiu, žinai, jis pasakė, kaip ir tikrai nevažiuosiu, bet vis tiek, jeigu jis bus aukščiausias pagal reitingą praeisį, vis tiek privalu yra dar kartą paklausti, kad jisai patvirtintų, kad jis tikrai nevažiuoja, jis turi teisę persigalvoti. Ir taip toliau, ta prasme, tai čia tiesiog kažkas tą darbą turės padaryti greitai. Ir paskui kažkas turės organizuoti, žinai, bilietų pirkimus visokius ir taip toliau. Pernykštis buvo kapitonas buvo Gabrielius, taip? Jo, Gabrielius buvo paskutiniam čempionate kapitonas. Nežinai, kaip jisai nusiteikęs šiais metais pabūti? Jisai kažkada yra sakė, tai jeigu pateksiu, sako, galiu pabūti su kapitonu. Sako, nes kol kas matau, kad jisai kaip ir patenka. Dabar šiuo momentu patenka jo, žinai. Tai, pagal tai, kaip žaidė, greičiausiai turbūt turėtų patekti, žinai. Tas pats Pošiaus klausimas, kurį mes čia dabar palėtėt, jo, mes manau, kad ten nebuvom formalizavę, bet tas klausimas buvo čia žiemą turbūt dar, kai mes kalbėjom, pakeltas, šitam valdybos posėdį. Ir aš kiek atsimenu tą diskusiją, tai Laurynas gal buvo aktyviai kėlė tą mintį, kad čia neturėjo, kai yra komandinis formatas, kad čia neturėtų žaidėjas pats rinktis, kokią jis poziciją toje rinktinėje užima, o čia turėtų vos ne federacija ar kažkas nuspręsti, kaip tu sakai, su komanda pasitaręs, bet kas yra ta komanda, kurios dar nėra, ta prasme. Tai mes dabar sprendžiam apie tarkim, Pošių, konkrečiai dabar apie Mindaugą čia kalbam, ar ne, kad tai, tarkim, kuris dar nėra komandoje, ar ne, tai čia kas višta ar kiaušinis, žinai, ar pirma komanda atsiranda ir tada sprendžia, ar pirma yra sprendimas ir tada sudaroma komanda, žinai. Tai čia... aš žinau, kad be Liepos... Kad jisai virš 40, tai ten jo, jisai ten ryškiai būtų. Tai jo, Arūnai, tai ta diskusija buvo žiemą, jeigu taip trumpai priminti, tai ir buvo, ar čia Mindaugas turi teisę, jeigu jis patenka, žinai, ir kaip openas, tarkim, yra antras reitingas, pavyzdžiui, ne, mes čia 3 renkam žmonės, arba 3, tai ar jisai, žinai, turi teisę pasirinkti, kaip kas jis nori važiuoti, ar nevelnio jisai nesirenka, o mes nusprendžiam, kaip Lietuvai geriau, žinai, kaip rinktiniai. Tai ta prasme, tai mes apie tą ir kalbėjom, kad pagal dabartinę situaciją ir žaidėjų lygį, tai Mindaugas kaip MP40 yra ženkliai stipresnis už visus kitus, o kaip openas jisai yra, gal truputį stipresnis. Tai kaip ir logiškai, jeigu Mindaugas važiuoja kaip MP40, o yra 3 openo kiti žmonės, tai rinktinės sumoji yra stipresnė. Negu Mindaugas važiuoja kaip openas, o vietoj jo važiuoja su visa pagarba tenai, nežinau, Tadas, Vytenis ar Miroslavas ar dar kas nors. Tai jie yra vis tiek silpnesnė pamaina. Tai va čia, bet čia ir buvo tas klausimas, žinai, ar čia iš viso... Aš tai manau, kad Darių tiek Mindaugas, tiek mes visi suprantam, kaip geriausia, tai tiesiog tas, matai, apibrėžimas labai toksai griežtas, kad būtent federacija nusprendžia, čia... Manau, kad visai geras sprendimas, kad pasitarus su komanda, tai komanda ir pasakys. O ką tada darytumėm, žinai, aišku, aš dabar taip juokais sakysiu, žinai, Mindaugas galėtų ultimatumą pakelti, sakyti, aš važiuosiu kaip openas, o jeigu kaip masteris, tada aš nevažiuosiu. Tai kaip tu gali priversti? Kaip tada federacija gali priversti? Bet čia tada netgi, žinai, įsivaizduokim tokį ultimatumą, ne, ir tada koks sprendimas. Nes, žinai, tarkime, pagal mūsų dabartinę sistemą, jeigu Mindaugas tai pasakytų, ar ne, o jisai, pavyzdžiui, yra 3 openas, tai kaip jisai turi teisę važiuoti kaip openas, ne? Su komanda pasitaręs. Bet aš manau, kad neturi likti kažkokių. Aš manau, kad čia neturi likti kažkokių asmeniškumų, nes mes kalbam apie Lietuvos rinktinę, apie atstovavimą šaliai. Tai
nu, tiesiog negali būti tokių dalykų, kaip aš nenoriu žaisti už MP KM, nes aš dar nesu senas. Ne, čia yra rinktinė ir tu atstovauji savo šalį. Tai tiesiog turim surinkti kuo stipresnę rinktinę ir federacija turi nuspręsti. Man atrodo, 99%, kad Mindaugas už MP40. Ne, tai žinoma. Čia, sakau, labai tokios keistos situacijos, kur mūsų bendruomenė nelabai tokių įsivaizduoja. Reikėtų į tokius pokalbius, nes mes turim apibrėžti, kas turi važiuoti. No. Ne, bet, tai dabar tas pats Mindaugas, kurį reikia dar irgi, apklausti, ar jisai važiuos, nes tai čia buvo užsiminęs, sako, aš nežinau, ar aš atostogų turėsiu. Ne, tai taip, labai logiška, kad žaidėjas žiūri, kiekvienas žaidėjas žiūri savo asmeninį gyvenimą ir vis dėlto man tas, sakau, apibrėžimas, kad tu būtinai važiuosi, tai, tai būtinai, tai negali būti. Neišeis taip. Bet čia, gali būti apibrėžimas, jeigu tu važiuosi, tai tu tikrai važiuosi kaip MP40, nes tu esi stipriausias MP40. Tiek gana kelionė, vis tiek gaunasi, nėra čia kaip, čia iš tų visų, kas dar bus tose reitinguose, dar irgi, dar čia neaišku, kiek jų ir važiuos. Tai va, Tai aš dėl to ir sakau, kad iki Liepos 12 dar galima irgi su tai žmonėm perkalbėti, tas potencialių žmonių ratas jau yra pakankamai aiškus. Tai tiesiog, kad, ir jie dar kartą pergalvotų ir žinotų, kad, Liepos 12, yra atsakymas, jau konkretus sąrašas žmonių eilė ir kad jie, nežinau, iki Liepos 14 turės laiko patvirtinti, pavyzdžiui, kad jie važiuoja ar ne, kad jie turės trumpą laiką, kad jie galvotų dabar, o nepradėtų galvoti Liepos 12, Tai... Ar Gabrielius galės tą padaryti? Turiu minį, pabūti kol kas laikinuoju. Tai aš negaliu už jį atsakyti. Jo čia nėra. Jam reikėtų pasiūlyti pabūti laikinuoju komandos kapitonu, kol neši komandą. Nes vis tiek, jeigu jisai tą visą laiką darydavo, tai logiška, kad ir toliau tą darytų. Taip, Skirmantai, keli ranką, baigiamai žodį. Tik aš sakau, komandinis čempionatas yra tokia labai gera riba. Ir su rinktinė irgi niekur toliau nenuteskim, apklausinėkim, jau paprašykim Gabrieliaus apklausti jau dabar. Ir kad iki komandinio čempo, tokį terminą pasakykit, iki komandinio čempo, kas yra Liepos 6-7. Kai bus ir tada bus likus 1 savaitė, visi laukiam, žinom, gaunam rezultatus, nebereikia nieko ten gaišti su patvirtinimais ir taip toliau. Jo. Tai čia, tarp kitko, kas čia ką daro, tai... Paprašom Gabrieliaus. Tai gerai, aš Gabrieliaus pakalbėsiu su juo, paprašysiu. Nebent jisai pasakys, ne, tada galiu aš apklausti, aš jau žiemą apklausinėjau ten tą pradžią pačią, kai dariau. Kai čia pyko kažkas, kad aš... Jo, tu ten atsargiai klausinėjo, kad nesupygytum bendruomenės. Tai va, sakau, tiesiog čia, kad nesigaištų laikas paskui organizuojant jau tą ten kelionę, ta prasme. Dabar galim. Ir turbūt čia mes dar atskirai Dariau su Richardu palaikom kontaktą, nes čia turbūt jau skrydžių iš karto apmokėjimai prasideda ir panašiai. Gal dar vienas tokia fix idėja, kuri čia kažkada pas mane galvoj buvo, pavyzdžiui, ar galėtų būti, mes sakėm, kad šešiems, finansuojam, jeigu atsirastų kas nors sakytų, šitągi, aš už savo pinigus norėčiau, važiuoti su komanda, ta prasme, tai... Bet ne kaip žaidėjas, ta prasme. Ne, ta prasme, jisai čia priklauso gal nuo žaidėjo lygio, bet gal tai netgi galėtų būti ir kaip žaidėjas, Čia aš manau, kad tai būtų jau tikrai, jeigu kaip žaidėjas, mano nuomonė, būtų toksai atsirastų, sakytų, aš norėčiau, kaip žaidėjas, atsarginis, atvažiuoti, tai tas kaip žaidėjo priėmimas, tai turbūt turėtų tikrai būti, pagal žaidėjo lygį ir su komanda pasitarus. Ir komanda, galėtų turėti, balso teisę jau, ta prasme, kad jie priima, tą žmogų į komandą ar ne. Bet, ta prasme, čia yra, pavyzdžiui, tas pats pavyzdys, kai mes buvom, Kroatijoje, ar ne, ir mes čia apie temperatūras panašias kalbam karštį. Tai šešiese ten nebūtų lengva, mes buvom 9, mes kiekvienam divizione turėjom vieną keitimą. Ir aš atsimenu puikiai, kai prieš vienas varžybas, tarkim, pavyzdžiui, Mireta nuoširdžiai sakė, ar aš galiu nežaisti kito mačo, aš išsekus. Ta prasme, tai mes turėjom 3 moteris į 2 vietą, Tai, bet, mes turėjom tokių situacijų, kai, buvo, tikrai krūvis toksai, kad, pavyzdžiui, aišku, būtų turbūt reikėję mirtinai būtų žaidusi, bet, buvo keitimas, okei, ta prasme, tai davai, padaryk tarpą, Tai čia nebus lengva, ta prasme, aš turiu omeny, tai komandai šešiese tikrai nebus lengva. Čia kaip studentai yra nemokamos vietos ir mokamos. Ir mokamos. Bet irgi reikia išlaikyti stojamąjį egzaminą, tik mokamąją vietą. Tai aš ir nesakau, tai būtent tikrai negali būti, kad
aš turiu pinigų, važiuoju ir aš iš karto esu komandoje, žinai, ta prasme. Kaip Arba gali, kapitonas- žinai, sakyti, užregistruosim kaip atsarginį, bet tau nėra garantuoto žaidimo laiko, gal ant suolo prasidėsi visą laiką, žinai. Žinai. Atidariau apklausą ir dėl į nemokamas vietas ir į mokamas. Ne, tai aš vat nežinau, žinai, ar tas mokamas čia, žinai, čia toksai, čia supranti, apie tas mokamas vietas, tai čia būtų toksai, nu, tipo, ar iš vis yra toksai pasiūlymas, nu, žinai, ir kažkas iš vis gali apie tai galvoti. Nu, Tai čia nereikia nebent turbūt apklausinėti, antroji žinai. pusė kažkurio žaidėjo norėtų, aš tai tik įsivaizduoju. Nu, nežinau, nu, ta Lygis prasme. turi būti atitinkamas. irgi Jo, bet čia lygis reikia turi būti, nu, lygis žinai, dar tai. turėt. Jo, jo, aišku, Praktiškai jeigu... jo, tada po vieną atsarginį dar praktiškai reiktų klausti, ne? Nu, Tik aš galvoju, dabar mes viską taip mąstėm apie visišką finansavimą 6, tai. nes yra variantas, pavyzdžiui, padalinta suma, kad ir atsarginės važiuotų, bet čia, nu, tokia jau Aš vėlyva manau, kad mintis labai. nelabai Reikia būtų gal. teisinga, žinai, tų 6 atžvilgių, žinai, nes tai jau buvo, žinai, nuspręsta ir iškomunikuota Taip, prieš viskas pusę metų, gerai. žinai, jo. Jo, vėlyva Jo. mintis. Nes vis tiek jie... Nebent, žinai, vi- sakytų, žinai, Openo diviziono 3 sako, gerai, mes pasidalinsim 3 pinigus ant 4, nes mes norim keitimą turėti. Mhm. Taip. Jie gali patys norėti, žinai. Nu, arba moteris. Arba moteris 2 sako, mes savo pinigus ant 3 dalinsim. Tik žinai, čia mes taip kalbam apie pinigus, jau tada reikėtų žinoti konkrečiai, kokios yra sumos. Žinoma, Taip kalbant su žinoma, žaidėjais. jo, no, tai Na, bet realistiškai kalbant, tai mes čia ne apie 2-0 zoną kalbam, o apie 3. Tai čia taip. prabanga jau, manau, būtų išvažiuoti Jo. kaip atsarginiam už savo pinigus. Tai realistiškai galvojant, labai abejoju. Na, jau Aš kažkas sakau. neabejoju, bet Aš tik Ne, įsivaizduoju, kad aišku, jeigu jo. kokia antroji pusė norėtų patostogauti kartu su savo antraja pusė, kuris žaidžia. Na, čia gal dar... Aš tai tikrai norėčiau, bet Tai tikrai čia- žinau, čia kad neprekiuoja nevažiuosiu. čia federacija, nei. Taip. Ta prasme, kad už savo pinigus. Čia labai natūralu, žinai. Jeigu turtingi žmonės, nu kas čia nu, būna visokių. Latvijai matėt, kaip rinko rinktinę. Taip, Jų skelbimas buvo toksai, kas turit pinigų, aplikuokit. taip. Nu. Gal Tai čia gerai, idėja? Nu. Gerai. Tai tvarkoj. Tai daug maž viską nusprendėm, tada palaikom kontaktą su visais, apie kuriuos mes pakalbėjom, kalbant apie rinktinę ir, žodžiu, ruošiamės kitiems susitikimam, o mes tada tų savo idėjų nepameskim, susirašykim ir judėkime į priekį. Ir tada jau Liepą pasimatysim turbūt čia komandiniam čempionate ir kituose turnyruose. Gerai. Iki. Gerai. Gero futbolo, gero vakaro. Iki. Iki. Viso. Baigia įrašą jau, Mykolai.